Sveiki visi. Kalba eina apie žibintų poliravimus, vat ir tokių, ir kitokių. Ką reikia daryti, ir nebus jokių kalbų apie kokį stebuklingą skystį, kurį galima nusipirkti, užtepti ir ten viskas bus. Ne. Kalba eis apie paprastą rankučių darbą. Štai buvo tokios lempos, realios gražios. Visą laiką praeidavo technikinę, o dabar nepraeina. Šveičiam, nedaug liko ir poliruosim iki baltumo, mat netinka. Pažiūrėsim toliau. Kokia problema poliruojant yra. Štai tokie plėmai, tai čia yra apsauginė plėvelė, o čia jinai nušveista. Ir jeigu taip nušveisit lempą, paskiau susmulkysit ir vis tiek liks tie plėmai, tai bus lempa kaip su plėmais, jinai nesusipoliruos. Šitą plėvelę apsauginė, kuo senesnis automobilis, tuo daugiau jinai nuo saulės pagelsta. Šitą apsauginį nuo akmenukų skaitos. Nupoliruoji, nušvieti gali nulakuot, gali supoliruoti lempą. Bet nebus apsauginės plėvelės. Jeigu ryblėštą galima stiklą supoliruoti sušveitus. Bet šitie plėmai, jeigu liks, tai taip ir bus supoliravus, vis tiek jie matysis. Tai štai kokias klaidas daro poliruojant. Reikia gerai sušveisti. Čia yra 400 sausa škurkė. Eisim toliau iki 1000, gal net vandeniu šveisti. Štai visi plėmai sušveisti ir jeigu jūs kartais, aišku, ranka biškį šveitėsi, jeigu jūs kartais neįsitikinę, nematot, kad jie tik gerai susišveitė, tada jums reikėtų patepti ir vandeniu, viską nuplauti labai švariai, tada matytųsi, o atspirti būtų geriausia. Viską gražiai nuvalyti ir būtų matyti viskas. Bet jei neįsitikinę, nešveiskit su smulkesnė škurkė, arba nebandykit poliruoti, nes po to šveist bus neįmanoma. Įmanoma, bet labai sunku. Todėl palikit viską peršvietimui kitom škurkim, kitais popieriais reiškia, smulkint, bet stambę škurkę turit sušveisti paviršių. Nebandykit smulkį, nes tai yra beveik neįmanoma. Tas paviršius yra kietesnis už stiklą, tą uraganinį. Taigi va turi būti taip. Tai jau yra 800, prieš tai buvo 400, dabar peršviesta 800. Iškart paulo pulkus tokį neturiu. Beveik nesiskiria, šveisim toliau. Dabar ties 1500, kelis kart perėjau ir bandysim, nežinau, dar nenusprendžiau poliruot bandyti ir dar peršviesti vandenį, kokių 2000 užtektų. Bet nežinau. Tai dar radau 2000 popieriaus ir va biškį riebaluotą pirštų patrinių. Labai neblogai susišveičia. Tikrai, manau, susipoliruos. Dar viena žibintas liko, peršveis gerai. Dar vieną lapuką ir bus viskas. Čia tiesiog jau matosi. Susipoliruos. Tai va, sunku pasakyti. Tik pirštų patrinio. Tai va. Poliruot, kempinėlė kitokia, jinai tai atrodo taip. Vadinasi nailesnė. Mašinėlė parekla, lengvesnė toliau dirba. Ir polirolis 3M, norėčiau biškį skaičiai, kad būtų nuo 9. Stipresnis tada būna, dar stipresnis. Bet gerai bus dabar. Dar štai po poliravimo, matom vidurius, ne? Viskas kreščiukai, juodi, viskas gražu, nuvaliau su skuduriuku paprastu, netgi nespecialiu. Tai va, tokie rezultatai. Kitoj pusėje, žibintas kaip nors, jis gali būti subraižytas. Po avarijos ar dar kaip nors. Tiesiog va šitaip. Po poliravimo. Ir viskas. Mes jie, aišku, čia gal kokius blizgis, gal kažką pamatysit, kažkokį blizgį, bet čia mes jį darysim dar švelniai. Dėkui, kad žiūrėjot. Prašom paspausti, kur širdelės, kur laikai, vienu žodžiu, kokioj platformai bus. Ir kaip matėte, galite patys tai daryti, galite užimti tokį biznį. Nedaug reikalų reikia ir mašinėlės, ar to viskas ten parodyta. Taigi dėkui.